Sveiki, būsiu dėkinga už jūsų laikus, komentarus, pasirašymus į šitą kanalą. Komentaruose taip pat galite parašyti, kokių temų pagidaujat. Aš būtinai pasižiūrėsiu. Visada viską skaitau labai. Ačiū Jums už atbulinį ryšį. Aš galvoju, gal šiandien pažiūrim ant kalavijų karaliaus. Čia bus oro ženklas. Arba gali būti buvęs. Tai jūs galite, pavyzdžiui, jeigu moteris žiūri ant vyro oro ženklo, arba galite žiūrėti kaip buvusi, ta prasme, kaip buvęs, pavyzdžiui, gyvena. Nes, sakau, kalavijų karalius dažnai rodo ir buvusi. Gali šiaip ir vyrai žiūrėti, kadangi ant savęs gali jie žiūrėti. Tai va, tai arba oro ženklas, arba buvęs, arba jau jeigu vyras žiūri, tai oro ženklą, jeigu gali pasižiūrėti ant savęs. Čia laiko nėra, pažiūrėsim, ką rodys kortos. Ar ten ilgalaikė perspektyva, ar trumpalaikė čia rodys. Tiesiog žiūrim, kaip jo praeitį, kaip jis dabar gyvena, kokiose energijose ir kas laukia ateityje. Jeigu jūs parodys, bandysiu apibūdinti, gal jeigu čia mylimojo kokio, ar nežinau. Šiaip galima gal netgi ant tėvo kokio draugo. Žodžiu, žiūrėkite, jeigu pamatysite, ar jums rezonuoja ar ne. Taip, kalavijų karalius. Šiaip jis toksai racionalus, santūrus pakankamai. Gali būti, kaip pasakyti, ryžtingas kai kuriuose atvejuose. Pavyzdžiui, labai laiko savo nuomonės, labai toksai pakankamai aukšto mentaliteto turėtų būti šiaip tai, nes jie tokie labai išmintingi, vadovaujosi protu, tokie strategai, žinot. Gal kartais nemoka tų jausmų parodyti, bet šiaip jie labai tokie gyvenimą mylintys žmonės, su jais pakankamai įdomu bendrauti, nes, man atrodo, jie gali kalbėti visokiausiam temam. Dažniausiai būna tokie apsiskaitę, žinot. Jeigu ir neturi išsilavinimo, pavyzdžiui, kažkokią aukštą, dažniausiai būna šiaip jie labai žingeidūs ir tokie pakankamai praplėtę akiratį ir panašiai. Tai va, mėgsta laisvę, dar tarp kitko. Kaip ir oras, žinot, oras, jisai irgi. Jisai, kaip pasakyti, jisai yra geras oras tada, ten deguonis visai pripildyta tada, kada jisai ne kažkokioj, kaip pasakyti, uždaroje aplinkoje ar kažkokioj suspaustoj vietoje, jis turi erdvę. Tai lygiai taip pat ir su kalavijų karaliumi, jam reikia erdvės, kartais gal pabūti vienatvėj, žinot, toksai jisai. Gerai, ieškam tada mūsų kalavijo karaliaus, pažiūrėsim, kas čia. Čia nuo kažko atsiribojęs jisai. Bet žiūri pro tos, žinot, pro tą tvorą. Nuo šeimos biškiai atsiribojęs. Nuo artimųjų. O, taip. Ir kur tas mūsų kalavijų karalius? Čia jisai pasi neblogas uždarbis, galiu pasakyti, apie kurį jis niekam nieko nesako. Bet aš gal dabar persigalvau greitai, spontaniškai ir aš geriau jo paieškosiu, kad pažiūrėt praeitį
praeitį, dabartį, kokios energijos ir kokia ateitis bendrai. Ieškom jo. Pas jį yra trauka kažkokia labai. Kažkokiai moteriai. Bet su ja dabar pauzė, čia gali būti ugnies ženklo, arba šiaip tokia labai. Bet santykiai jokie nevyksta. Gali būti slapta moteris. Gerai, kur tu? Kelionė čia kažkokia su kažkuo pasimeilis. Arba pabaiga, arba prieš pabaigą. Čia galėjo būti trikampis, aišku. Nes čia gal slapta moteris, o ten žmona. Bet nebūtinai aš čia bendrą vaizdą, aš dabar jo ieškau. Va, radau jį. Tai va, čia ta praeitis tokia, žodžiu. Galimai jisai vedęs. Ir yra dar viena moteris, su kuria pauzė, bet jie yra, ta prasme, nebendraujantis. Tam ta trikampis galimai buvo. Jisai yra santuokai, bet kažkas negerai toj santuokai. Ir jisai laukia kažkokio išvažiavimo kelionės, gal pas tą mylimą, nežinau, pas tą kitą. Ir slepia kažkokius finansus. Pas jį yra pakankamai geri finansai, gerai jis uždirba, bet jisai jų niekam nerodo. Net savo turbūt šeimai. Ir va čia yra svarstymas išeiti iš šeimos. Kažkas negerai ten. Gerai, žiūrim. Ateitis. Oi, ateitis tai... Ir čia labai greita ateitis. Čia šeima, paremta meilė, kažkokie gali būti su vandens ženklo moterim, tai jinai ten žuvis, skorpionas, vėžys, ane? Arba šiaip rodo mylimą moterį, su kuria, šeima, tai reiškia, jeigu jisai ten susipyko, bet dabar įdomu, ar su ta kita, kur buvo trikampis, bet ten, kad pauzė, kad ten nieko nevyksta, ten jau viskas, kaip aš suprantu. Taškas nepadėtas, bet bendravimo nėra. Tai čia įdomu, kuri čia ta moteris. Ar čia žmona, ar čia ta. Bet čia rodo, kad kažkokie greiti veiksmai, permainos staigios, būtent gali būti darbe, arba būtent tame pasirinkime tarp tų dviejų moterų. Nesakau, ten taškas nepadėtas, nors ir šiuo atveju jokių kontaktų gal net nėra, ta prasme, net bendravimo nėra, žinot. Ir čia kažkokios manipuliacijos su pinigais pas jį. Sakau, jisai turi, bet niekam nesako. Kažkokių pinigų užantį laiko. Ir va, rodo čia imperatorius, jisai ant tokio, kaip pasakyti, siauro lyno, ten vos laviruoja toj šeimoje, kažkas ten įtampa, gal kažkokia, žinot, pas jį. Bet čia rodo meilę ateity pas jį pagal. O jie kiek čia tų moterų pas jį. Bet čia rodo vieną moterį žmoną, būtent žmoną, ir jinai gali būti irgi oro ženklo, arba tokių, žinot, energijų tokių, kaip pasakyti, jinai dabar labai su jo arši, kaip sako, man ne tik arši, bet šalta tokia šiuo momentu, gal ten, žinot, kažkokios problemos yra. Ne dabar, o turiu omeny čia apie ateitį, atsiprašau, aš patikslinsiu, čia jau eina ateitis.
Nu, bet kad ateity ten ta vat, šeima meilėje, su mylima moterim, tai nežinau čia, kaip suprast. Nu jo, ar čia staigi kažkokia pabaiga, ėjimas į naują, kažkokia transformacija po praradimų, žinot? O jiem čia galva net ir galva skauda, daug minčių, daug, kaip pasakyti, net gali būti, žinot, migrena. Ir kažkur jisai kažką labai ilgai eina kažkur vis nedaeina, žinot? Labai ilgai vyksta ten pas jį viskas. Gal jos siekiai kažkokie. Ar kažkokie apsisprendimai, ar dar kažkas, nu žodžiu. Ir jam pačiam jau nuo to, kaip pasakyti, migrena turbūt galvoja, nuo tų. Bet čia ateitie, aš dabar apie ateitį kalbu. Nu ir ką aš galiu jums pasakyti, kad čia ateity pasižiūrėkit, žodžiu, reikia rezonuoti tu ko gero, žinot. Pas jį kažkokios problemos šeimoj, bet tuo pačiu pas jį sąjunga su paremta meilė, su netgi šeima, ar čia su ta kita moterim, ar čia būtent su ta žmona, aš nežinau. Bet kažkokie yra finansai, kur yra manipuliacijos ir jos slepiama, ne? Niekas nežino. Gal nelegalūs pinigai irgi variantas. Bet pakankamai dideli. Bet tuo pačiu jam jau nuo tų minčių galvas skauda. Jis jau, sakau, jis tokiam kažkokia vis tiek yra nestabilioj situacijoje. Tiek namuose, tiek su finansais. Gal negali susitvarkyti. Ir pasisakau, čia kažkokie teismai, ar čia skyrybų, ar čia dėl to darbo. Gali būti teismai. Nu, reziumuojant, galiu pasakyti tiek, mes po to, aišku, toliaugi pažiūrėsim, patikslinsim. Reziumuojant, tai pas jį eina tas pilnatvės komfortas po praradimų tų. Nu, bet čia pinigų praradimai bet kokiu atveju bus. Nu, PVZ gal jisai, pavyzdžiui, jeigu skyrybų procesą nuspręs daryti, tai aišku, kad jisai pinigų praras. Jeigu žmona yra, dar jeigu kokie vaikai ir dar kažkas. Nes ten daug žmonių buvo, tai galimai vaikus rodo. Nes pačios kortos vaiko gi nėra taro, ne? Bet yra, kaip pasakyti, šalimais kortos, kai kurios gali nurodyti, kad tai yra vaikai, pavyzdžiui, jaunesni žmonės. Tai žodžiu, ir pas jį bus labai daug kažkaip ir galimybių tų rinktis, ir jis kažkaip nežinos, ką pasirinkti ir taip toliau, ir po to staigiai eina jam pati geriausia korta, tai finansinė prasme tai iš vis labai gerai, dideli turtai ir panašiai po praradimo, ar ne? Didelis šansas kažkoks, kažkam tai, žinot. Didelis šansas meiliai, dėl kurios vos ne depresija buvo. Ir staigus pokyčiai tokie, žinot, staigus pokyčiai netikėti. Ir va šalia moteris imperatorienė, tai sakau, tik aš nežinau čia, ar žmona, ar tarkim po tų visų konfliktų pas jos vėl viskas sutvarkys. Bet kokiu atveju praradimai čia. Jo, ir čia kaip ir svajonės įsipildymas. Čia su kažkokiu vyru pas jį nutrūks ryšiai visiškai. Tas vyras, kaip pasakyti, jisai gal yra susijęs su darbu. Ir tas vyras kaip ir nenori prarasti savo to stabilumą, žinot, tų finansų, jeigu čia jie kažkokie partneriai. Bet ar jisai atsisakys jo, ar kažkaip tai, žodžiu, ir čia vat,
čia vat reziumuojant jau gale, rodo kortos, kad jisai, žodžiu, po tų visų praradimų, depresijų, nežinau, stresų ir panašiai, ten vat, net sudaužytų širdžių, visokių trikampių, jisai laimi kažkaip šitoje situacijoje, gal jis galų gale gal jisai jau ras tą vienintelį kelią, nebesimėtis, žinot, arba į tas, kaip pasakyti, nestabili ta situacija, galų gale sutvarkys ir bus viskas aišku. Nu, bet čia vis tiek yra kažkokia, nu, sunku kažkur, jisai vis tiek našta kažkokia išlieka, liūdesys kažkoks išlieka. Nu, tai matyt vis tiek, jeigu žinot, gal norėjo daug aprėpti, bet kažkogi teks atsisakyti. Tu negali ir tą turėti vienu metu. Nu, ta prasme, kas link ir su darbu, kas link su finansais, kas link su santykiais. Bet kokiu atveju. Bet pinigų ten pas jį bus, nors ir bus ten tų praradimų, bet aš sakau, jie tokie išmintingi pakankamai. Jie visada, man atrodo, sugalvoja, kaip uždirbti, nes... Nu gerai, žiūrim plačiau dabar. Žiūrim plačiau. Nu, bet čia pasisakau, gal net tokios permainingos nuotaikos, gal net, sakau, tai gerai, tai depresija, tai stresas, tai dar čia problemas tiek su darbu. Nu kaip, ne problemos, bet kažkas vyksta, gal kažkas nori kažko prisiteis, pavyzdžiui. Ar kažkokie nelegalūs pinigai, žinot. Po to šeimoje nestabilumas, dar kažkokia kita yra moteris slapta. Bet su ja santykiai nutrūkia. Jeigu, pavyzdžiui, žmona žiūri, tai gali būti rami. O jeigu žiūri tą kitą, tai jum, galiu sakyti, paguoda ta, kad galų gale vis tiek išsirutulios taip, kad jisai bus arba su viena, arba su kita. Nebebus tos pauzės. Arba bus galutinai pabaiga, arba bus... ten pabaiga. Kažkur vis tiek jau bus vienas pasirinktas kelias. Tiek darbė jis atsisakys, sakau, kažkokio kolegos. Jis gali būti ugnies ženklo, bet nebūtinai čia. Tas kolega nenorės nutraukti ryšių, bet gal ir jisai nenorės, dėl to irgi pergyvens. Bet galų gale jisai vis tiek atsisakys, jo matyti jam, kaip pasakyti, jau nebeparanku bus darbė su jo, gal net, ar čia... Jeigu darbdavys, tai to darbdavio atsakys. Jeigu jisai darbdavys, tai atleis galbūt šitą žmogų. Bet ten svarbus žmogus, jeigu jis krenta. Ir sakau, kažkokie praradimai bus. Gal žinot, irgi gal apsėmęs daug darbų ir teks vieno atsisakyti, kitą paimti. Pilnumoje ir, pavyzdžiui, būtent jisai atneš tą tūzą monetų, kur dideli pinigai, sėkmė ir panašiai. Kas laukia meilėje, žiūrim. Nu, staigios permainos. Staigios labai. Staigi griūtis. Staigios permainos. Tai tas staigi griūtis gali būti tiek bloga, šiaip ir tiek ir gera, bet čia toks kaip sukrėtimas, žinot, taip, gal tikėtai, netikėtai, bet staigios, bet jau iki pelenų, žinot. Nu, tai čia iš vis gal jisai pabaigs su visom, nu, ta prasme, su viena pauzė ir dar su kita iš vis irgi gali būti. Ir išeis iš vis vienatvę, man rodo taip, jo, po kurio laiko čia. Va, žiūrėkit, jis čia vienas apmąstymas sėdi. Visiškai vienas. Savo pinigėlius augina ir galvoja, ką jam daryti toliau. Atsiskir, žodžiu, jisai nuo visų. Jo. Padarys pauzę. Nu, bet jisai toj pauzėj ir toj atsiskirime, tam, kaip pasakyti,
Bet čia toks išminčius, suprantat, čia eina jisai ne tai, kad jam ten, į apmąstymus turbūt gal apie gyvenimą. Žinot, kai būna ateina periodas, pradedi galvoti gyvenimo prasme, ko tu nori, ko tu nenori, žinot. Vat po to gal po tų visų apmąstymų jisai nuo visko atsiribos ir po biškį tada atsirinks, ko jis nori, ko jam reikia, kažko atsisakys, kažką pasiliks savo gyvenime, žinot. Ir labai gerai ateina pilnatvė, žinot. Jisai gali, čia nebūtinai, kad vat, su kažkuo poroj, čia tiesiog šiaip ateina į tą vidinę pilnatvę, komfortą moralinį, dvasinį, ta prasme, išeina tie visi negatyvai iš vidaus. Ir jautiesi tiesiog, laimingas. Pats su savim. Tai va čia šitą kortą rodo. Kaip čia suprast? Blemba vėl čia man rodo šventė arba... ne, čia trikampis. Čia meilės kažkokie trikampiai, keturkampiai, nežinau. Bet kaip įdomiai rodo, jisai liūdi dėl to. Jisai turbūt turėjo vis tiek gerą laiką, jam kažkaip liūdna. Gal liūdna, kad reikia kažką pasirinkti vieną, arba liūdna, kad nebepatempė to visko, žinot, arba kad baigės, gal pavyzdžiui ta kažkuri moteris pasakė viskas. Arba, žinot, bet čia kažkokios irgi greitos žinios, permainos, bet dėl to jam liūdna. Ir čia vat iš tos mylimos moters, tai sakau, arba jinai vandens ženklo, arba šiaip tokia jautri moteris, žinot. Empatija tokia. Gal iš jos kažkokios žinios bus, pavyzdžiui, pasakys arba rinkis tipą. Ir jam liūdna dėl to bus. Gal jis su ją visiškai atsisakys būti. Ai, ne, atsiprašau. Žiūrėkit, meilė šeimoje, ne. Tai gal jisai, kadangi jos jau pasiilgęs, va čia liūdi, sėdė ant to pasirinkimo, čia galima taip traktuoti, ir staigiai vat sumasto, kad jisai nori būtent čia su ją būti, to žiūrim toliau, aš bijau čia konkrečiai sakyti. Jo, žinokit, ir va pasaulis. O kodėl pabaiga, su kuo čia pabaiga? Nesuprantu, su kuo pabaiga, ar su žmona, ar su šita. Tuoj. Kad skyrybos tai tikrai su kažkuo galutinai. Ne, čia žinot, su kuo skyrybos, su žmona. Jeigu žmona žiūri, labai gaila, žinokit. O su šita tada? O su šita jam komfortas. Ir ne tai, kad meilės komfortas, jinai, ta prasme, su ją jam komfortas ir finansinė, ta prasme, kažkaip jam su ją sekasi finansuose. Gal jisai kažkokią motivaciją gauna, žinot, daugiau uždirba su ją. O vat su šita žmona pasipraradimai, tiek finansiniai, tiek emociniai, ta prasme, žiūrėkit, kokios blogos kortos. Ir čia būtent ta slapta moteris, tai jinai, ta prasme, kažkaip traukia jį, net kaip velnias, nežinau. Bet čia po kurio laiko, negreitai dar, čia kol susimastys, tai čia nežinia, kada čia tas bus. Bet eina link to. Eina link to.
Aš įsakau, kad čia kaip ne tai, kad mūza jo, blemba, bet žinot, kai būna va, tipo, su žmogum būni ir tau viskas sekasi. Ir būna su kitais žmonėm, kai būni, tau nesiseka. Kažkaip, va, žodžiu, tai va čia kažkas tokio, nežinau. Ir jisai puikiai tą supranta, kad va čia jam su ją, tipo, ne tai, kad tik meilė ten aistra ar dar kažkas, o būtent šiaip sėkmė, nu, tipo, kaip pasakyti. Komfortas. Komfortas. Tiek materialus, tiek viską. Gal jinai turtinga, bet, nu, nemanau, nu, kad rodo, kad jisai turi tų kažkokių irgi finansų. Jamgi krito. Bet jisai turi, kur slepia nuo visų. Bet šiaip gal pas jį daug ambicijų, žinot, ir jam tiesiog, vat, sekasi ir jisai nori su ją, kaip pasakyti. Čia tiesiog pas juos rodo, kad buvo pabaiga galutinai. Nu, tai aš nežinau, aš kadangi būriu ant jo, tai aš negaliu pasakyti, kaip čia jūs darysit. Galit priimti, galit ne, jeigu save atpažinot. Galit priimti, galit ne. Neprivalot tiesiog priimti, jeigu nebenorit, nes čia pabaiga tikrai buvo viskas. Bet dabar va taip yra. Taip rodo kortos. Nu, bet čia, manipuliacijos kažkokios, melas. Nu, čia jisai manipuliavo. Čia jeigu jūs, vyras, žiūrite, jūs manipuliavo, ta prasme, tais jausmais, gal ilgai labai galvojat, gal norėt sėdėti ant 2 kėdžių, kaip sakoma, ir jums po to praradimas tos meilės buvo, aš taip suprantu. Tai aš nežinau, kurią iš čia labiau mylėjot, bet esmė ta, kad va taip yra. Nu ir kas toliau? Nu ir ėjimas į naują čia, meilė ir šansas. Didelis, tiek finansinis, tiek, nežinau, didelės labai perspektyvos. Ir imperatorius, jisai tampa, ta prasme, pas jį aukštesnis statusas tiek visuomeniai, tiek visur. Žinot, sakau, sėkmė tokia ateina po viso šito. Kai jisai eis į naują. Bet jisai, sakau, čia jisai atsiribos nuo visko, kažką ten, kažką praras, kažką atras. Nu va, ir šeima. Šeima. Materiali, nu, kaip pasakyti, materiali pagalba, tai čia nebūtinai pagalba, čia tiesiog, kad, nu, tie pinigėliai pradės kristi rankas, žinot. Viskas bus gerai ir va čia žiūrėkit, naujos žinios, kažkokios greitos. O ką ta širdis? Nu, pabėgs jisai nuo to sudaužytos širdies. Ir čia kelionė, jisai, ta prasme, jeigu jūs kelionė pas mylimą žmogų, rodo. Sukurti sąjungą. O tai kaip čia nepriims, tai jūs? Oi, čia. Nu, čia bus vis tiek pergyvenimai kažkokie dėl šeimos, dėl finansų, kažkokia transformacija, kažkas. Bet laimės toj situacijoje, vis tiek galų gale išeis. Tai gali būti, kad dar, kaip pasakyti, bus ilgas toksai procesas, žinot, vis tiek, tai jeigu ten su kažkokios šeimos išėjimas, tai čia labai negreitai viskas būna, aišku, kad streso bus.
Nu, bet čia eina svajonių išsipildymas. Jo, svajonių išsipildymas, šviesa. Ir darbe labai gerai, žinokit. Jo. Sėkmė darbe kažkokia, ta prasme. Ir čia tas darbas labai gali būti susijęs su arba su internetu, arba su pasauliu, ta prasme, kad kitom šalim ir panašiai, kad čia ne vienoje vietoje toks plataus profilio, žinot. Ar su kelionėmis. Nu, čia pas tą, kurią jūs eisit, tai dar bus ten labai, kaip pasakyt, nepasitikės gal jumis dar pradžiai. Su ta irgi žmona, jeigu šeimos išėjimas irgi ten reikės dar, nu, bus reikalų, žodžiu. Bet rezultate, sakau, jeigu taip kalbant, tai rezultate jūs būnat sąjungoj ar šeimoj su, kaip pasakyt, su mylima moterim, su kuria jums tiesiog būnant su ją, vėl, kaip pasakyt, ateina sėkmė tiek finansinė, tiek svajonių išsipildymas ir taip toli. Jinai gali būti toli. Jūsų darbas irgi gali būti susijęs su kelionėmis. Šiaip kalavijų karaliai, jeigu ne ant zodiako žiūrint, tai dažniausiai būna oficialiuose institucijose dirba. Bet aš čia šitą nepamačiau. Aš čia pamačiau, kad daugiau su visuomenė, internetas, kelionės. Čia šiaip ir taksistas gali, žinot, su kelionėm. Bet aš sakyčiau, kad vis tiek čia tolimesnės tokios. Komandiruotės. Nu, čia įvairiausi, žinot, gali būti dalykai, bet, sakau, tokie platesnį profilį. Čia ne tai, kad ofise sėdi žmogus. Ar ten kažkur ligoninėje dirba, žinai, daktarų. Ne. Nu, bet čia, sakau, rezultate, tai gyvenime visadagi tai būna, kaip pasakyti, juoda, balta ir reikia judėti prieki ir vis tiek taip išsirutulioja, taip kaip turi būti, žinot, anksčiau ir vėliau, kaip pasakyti. Bet čia labai ilgas procesas, nu, labai ilgai čia viskas. Labai ilgai čia. Kada? Paklausim. Arba čia jau buvo labai ilgai, tiesiog dabar jau prie to, kad jau nėra kur toliau. Jau reikia kaip ir pasirinkti kelią, žinot. Bet čia ne nuo kitų žmonių priklauso. Čia rodo, kad būtent nuo jo viskas priklauso. Čia priklauso, kaip sakoma, kaip pasiklosi, taip įsimiegosi. Čia jisai valdo visas situacijas ir nuo jo sprendimų priklausys jo ateitis. Dėl to jisai ir nueina į vienatvę, kad apmąstyti. Labai toli ateityje. Nu, aš sakau, kad nu, jis toks flegma blemba. Nežinau. Atsiprašau, kad taip sakau. Reikia palaukti. O Dieve, tai kada čia tas bus? Bet čia bus rudenį. Tai nemanau, kad šitą, gal dar kitą. Nu, bet šitą gal apsireikš, jeigu žiūri būtent tą, kurie jo laukia. O gal ir nelaukia. Nu, bet su kuria pabaiga. Ir kada jūs mažiausiai to tikėsitės. Tai va. Nu, sakau, čia žmogus labai ilgai jis masto. Jau čia nežinau. Aš iškart mačiau. Bet tai reiškia kortos kalba, nes parodė būtent tai, ką ir aš sakiau.
Nu tai va, kantrybės kas laukia, kas nelaukia, tai nežinau. O kas, jeigu vyras žiūri, nu tai greičiau biški, kodėl taip ilgai? Čiagi viskas priklauso nuo jūsų, ne nuo kažko kito, kortos rodo. Kaip įsiklosti, taip įsimiegosit. Vadovaukitės ne tik protu, o ir širdim ir tada gal bus lengviau gyventi. Tai ačiū Jums už dėmesį, sėkmės.